Labutis visoms ir visiems. Norim jūs pakviesti, pasižiūrėti, jeigu jums įdomu, kaip aš dariau šį makiažą, kasdieninį makiažą. Taigi, jeigu jums įdomu, prašau likti ir pasižiūrėti. Taigi, mano veidas dabar nėra paruoštas ir pradedu tiesiog, kad nuvalyčiau veidą su miceliniu vandeniu, Vichy, 3 viename. Ir užtepu ant tamponėlio ir tiesiog nuvalau veiduką. Ir žinoma, nepamirštu kaklo. Ir tai man nuvalo kokius likučius. Po nakties, jeigu iš vakaro nelabai gerai būna makiažą nusivalus. Nors šiaip stengiuosi visada labai gerai nusivalyti. Bet būna, kad lieka kas vis tiek. Taigi, dabar tepu dieninį kremą. Tai yra L'Oreal Collagen Wrinkle Decrease. Collagen Wrinkle Decrease. Taigi, ištepam, ištapšnojam. Na, akių vietų netepame, akių. Paliekame kitam kremukui, specialiai akims. Na, bus gerai. Nėra čia toks labai geras apšvietimas, bet aš tikiuosi, kad jūs matote gerai. Nes šiandien vėl taip apsiniaukia lauke ir aš manau, kad natūrali šviesa yra geriausia šviesa. Tačiau šiandien nekokia diena. Tai kas toliau? Toliau imame Vichy kremuką, akims. Štai toks. Taip pat anti-aging. Šiandien nieko sunkaus ant veido nenoriu dėti. Paprasčiausiai kažką lengvo, todėl naudosiu BB kremuką. Tačiau nežinau dabar kokį. Naudosim gal CC kremuką. CC kremas iš Lakuros. Ir aš nenaudosiu jokio... Užkrito, pamiršau. Na, jokio makiažo pagrindo netepsim. Užteks man, nes kadangi nieko sunkaus aš ant veido nenoriu tepti šiandien, tai... Viską išsklaidau pirštais, kadangi čia toks CC kremukas, lengvai išsisklaidantis. Rimmel Clear Complexion. Teptukas. Na, tiesiog, kad nuimti tą blizgesį. Kaip sakiau, aš šiandien noriu labai lengvo makiažo. Kaip makiažas be makiažo. Kaip sakant. Jokių kontouring nedarysiu, kaip sakant. Kartais man būna sunku, aš tiesiog užkliuvu, kai man reikia išversti iš anglų kalbos į lietuvių, kadangi iš pradžių angliškai pagalvoju, paskui lietuviškai kaip tas žodis būtų ir tada vieną tą žodį taip ir užstringa man. Taigi, bet tikiuosi viskas yra alright. Ir, na, antakius nesenai dariau, bet juos visada reikia man patvarkyti vis tiek. Ir mes juos patvarkysime su Rimmel Brow This Way. Na, štai. Reikėtų man kokį nusipirkti veidrodį, kad aš galėčiau čia žiūrėti, o ne taip su mažiuku. Bet laikinai bus gerai. Ir manau, kad antakiai yra normaliai. Manau, kad tamsiau tikrai nereikia. Ir uždarome, šepetėlį padedame. Ir galvoju dabar kokią tą spalvytę. Turbūt naudosiu iš Maybelline Color 24 Hours Tattoo Eyeshadow. Jis tokios kreminės konsistencijos ir man tikrai labai patinka, neblogai blendinasi.
nebloga pigmentacija, per daug jo neina uždėti, taip kad ten per daug neprikrausi, kadangi iškart matosi kažkaip nelabai. Taigi, jeigu kas bandėte, nežinau, mano atsiliepimas, mano nuomonė tikrai labai gera apie juos, tik nėra jų šviesių spalvų, o aš norėčiau, kad būtų dar šviesios spalvos aš nemačiau, aš mačiau auksinę spalvą, bet kartais noriu šviesios, va čia man tokia apačia šviesą pasibrėžti ir aš naudoju tada visai iš kitokios paletės, nes kadangi šitų kreminių aš šviesios nerandu. Taigi, naudoju teptuką, jis yra be firmos, ne, jis yra su firma BC firmos kažkokios, kurios... Nieko mandro nedarau, tiesiog tepu ant voko ir išsklaidau. Kadangi čia paprastas dieninis makiažas, aš vakare einu taip pat prižiūrėti vaikučių, todėl kiekvieną dieną man ryškiai dažytis nėra reikalo, paprasčiausiai. Tai man reikės būtinai nusipirkti didelį veidrodį. Dar žinau, būna atvirti veidrodžių, kur toks apvalus veidrodis ir dar užsideda šviesa jame. Ir šviečia, tai manau, kad būtų visi šviesius tokie daugmaž. Patepsiu šviesų šešėlį antakių viršuje. Taigi, nes man atrodo, kad vis tiek neužtenka vien tamsaus, kažkaip man geriau žiūrisi, kai yra šviesiau patepta. Na. Beje, šiandien buvau parduotuvėje, apsipirkau braškių. Šiaip organinių braškių pas mūsų labai sunku yra rasti. Ne tiek, kad sunku, bet apskritai nėra organinių braškių. Yra visas, kaip sakant, conventional. Ir jos tiesiog yra be skonio. Be skonio. Arba neskanios, paprasčiausiai neskanios. O buvau šiandien pas draugę, paragavau, sako, pirkau braškes parduotuvėje. Ir paragavau tokios skanios ir kvepia. Ir, na, kaip lietuviškas braškis iš močiutės daržo. Tai kada aš lėkiau į tą parduotuvę nusipirkti, tuo labiau dar nuolaidos biškai buvo 2 pakeliai už 4 eurus, tai nusipirkau 4 pakelius ir jos laukia manęs šaldytuve, laukia, kol suvalgysiu jas. Taigi. Nu kaip ar gerai, aš nežinau, žinau, kad apšvietimas nėra geras labai. Aišku. Na, vis dėlto panaudosiu juodą pieštuką ar juodą linerį, kadangi vis tiek bus akys išraiškingesnis. Taigi, linerį panaudosim štai tokį, kadangi jis man labai patogus brėžti, yra L'Oreal Super Liner. Taigi, kaip matote, išsitraukia ir va. Labai patogus naudoti, labai patogu brėžti su juo. Negaliu kalbėti, kai brėžiu. Pasibrėžiau su eyelineriu šiek tiek akytes ir dabar naudosiu Maybelline Lash Sensational. Štai toks. Šepetėlis toksai storokas, bet jis lenktas yra ir na, visai nieko šitas man tušas. Jis labai patogus yra iš tikrųjų. Bent jau man. Jis gan patogus.
Apie patį tušą galiu pasakyti. Normalus tušas kaip tušas. Yra geresnių, tačiau jis tikrai nėra blogas. Taigi, akytės baigtos, kaip matote, ir galiu arčiau prieiti. Dabar vis dėlto aš nusprendžiau, kad reikėtų šiek tiek, nes paakiai biški juodesni, tai reikėtų šiek tiek concealerio. Naudosiu Rimmel Wake Up. Spalva Ivory. Tai šiek tiek. Atrodo, daugiau niekur nereikia, tik po akimis. Ir paimsiu teptuką, brašą. Brašas yra Kubo Beauty. Praščiausiai. Aš manau, kad daug geriau atrodo dabar. Tikrai šviesa nėra per geriausia. Nežinau, kokią lempą reikia man nusipirkti ar ką. Specialią kokią. Na, štai. Taigi, ir dabar naudosiu šiek tiek bronzato, Glam Bronze, kur matėte mano praeitoje video, kur aš jums pirkau, mano naujasis. Kadangi jis nėra toksai blizgus, nes man toksai tamsesnis, blizgesnis buvo. Aš esu išplovus savo šepetukus ir kur aš visus kitus padėjau na va štai. Naudosiu paprastą šepetėlį. Ir, na, tiesiog taip. Brėšiu po skruostikauliu. Labai ryškiai nenoriu. Oh my god, bet gausiai gan ryškokai. Na nieko, išsiblenderiuos ir bus liuks. Pasiūsiu dar apšvietimas, jums turbūt kitaip biškai atrodo. Šiek tiek ant šitų vietų. Ir šiek tiek ant nosytės. Šonų, ta prasme, nosytės šonų. Ir pamiršau dar vieną vietą. Tai čia. Tokia kaip linija, kad būtų tamsi, kad daugiau veido forma atrodytų ryškesnė, kadangi mano veidas yra apvalios formos. Toliau, sekantis žingsnelis būtų šiek tiek parausvinti skruostelius. Naudosiu Maybelline Dream Touch Blush. Jis yra kreminės konsistencijos ir jo reikia man labai mažai, tiesiog su piršteliu tik tais patapšnoju ir uždedu po ir išblenderiuoju. Reikėtų man veidrodėlių. Išblenderiuoju su 2 pirštukais. Tiesiog, kad suteikti šiek tiek spalvytės.
Na ir kad būtų vienodai. Na, manau, kad rezultatas gan neblogas. Toliau, kas liko? Lūpytės. Lūpytėms naudosiu, nežinau ką. Nes turiu labai daug lūpų blizgio, paprasčiausiai gal lūpų dažus ir kokį blizgį. Na, manau, naudosiu iš Gošo. Iš Gošo štai tokia spalvytė, matote? Spalvytė yra Kitten Pink 150. Toks mielas pavadinimas. Rožinis katinėlis. Tikrai rožinis. Tikrai ružaviau, man atrodo, kad nereikia. Per kamerą šiek tiek kitaip matosi, man atrodo. Ir naudoju, net nepasakiau dar, Rimmel Vinyl Gloss. Iš Rimmel lūpų blizgį. 110 numeris Keep a Secret. Labai mielas spalva tokia. Ant viršaus lūpų dažo. Na štai ir viskas. Mano meikapas baigtas. Ačiū, kad žiūrėjote. Ir thumbs up or down. Ir susitiksime sekančiose mano video.